Sveiki visi! Taigi šiandien laidoje Eventas mes atvykome į Baltijos šalių Street lygos 3 etapą. Įdomu, kokių mes šiandien įdomybių pamatysim. O dabar kalbinu Kornelijų Gevinį, Street lygos drifto lenktynininką. Tai kiek metų, jeigu nepaslaptis, nes atrodai labai jaunas? Man yra 16 metų. O kada pradėjai pirmasias lenktynės? Prieš 2 metus, prieš metus su pusę plius minus, taip jau pirmose varžybose sudalyvavau. Iš kur tokia aistra atsirado? Tėvo pagalba. Tėvas irgi buvo lenktynininkas drifto? Taip, Andrius Surplys stovi. Tai kaip tau šitas sezonas? Šis sezonas sekas visai neblogai, kvalifikacijos dar nepavyko praeiti šį sezoną, bet mažais žingsniukais į priekį ir tikrai tobulėju. Kuo norėjai būti mažas? Turbūt lenktynininku, gal net ir furistų, bet va, drifteris esu. Kodėl tu pasirinkai būtent šią lenktynių šaką? Todėl, nes jie atrodė labai įdomi ir, nežinau, tiesiog patinka autosportas, patinka automobiliai, patinka viskas, kas turi variklius. Tai papasakok trumpai apie savo bolidą. Paprastas kompaktas, sudėtas Kem6 facelifto priekis, po kapotų 3 litrai atmosferinis variklis, daugiau nieko, kaip ir eilinis bolidas čia. Ką, malonu labai, ačiū už interviu, gerų tau lenktynių. Dėkui. O dabar kalbinu Joną Kelaitį, Street lygos taip pat lenktynininką. Papasakok, kada tavo prasidėjo pirmosios lenktynės? Na, realiai tai čia yra mano pirmos varžybos. Važiuoju nuo balandžio mėnesio. O iš kur aistra atsirado driftui? Pirmą kartą nuvažiavau į Pro lygos varžybas, būdamas 16 metų. Tai ten visi jau rimtesni, Vasiliauskas, Čirba, važiavo, na ir užkabino. Kodėl pasirinkai driftą, o ne kitą lenktynių šaką? Na, gal tiesiog taip iškrito mašiną drifto pavyko nupirkti gana ne už neblogą kainą, tai tiesiog dėl to. O kaip tavo pirmieji važiavimai šiandien treniruotėje? Na, treniruotės pirmos gavosi ant sauso. Tai gana neblogai, o dabar ant šlapio tenka pakovoti. Papasakok apie savo bolidą, kas čia yra sukrauta. Tiesiog paprasta 2.8 plyta, šilo įsukimas, visoje važiuoklėje poliuretanas, pigūs koilai. Ačiū labai, gerų lenktynių. O dabar kalbinu Domantą Skučą, Pro lygos lenktynininką. Tai papasakok įspūdžius iš vakar dienos, kaip sekėsi. Sekės kaip ir visai neblogai, nes važiavau testuotis automobilio, kurį tik papildomus dalykus dariau žiemą, tai motorą keičiau, visą kitą ruošiau, kad būtų galima išvažiuoti ir į rimtesnės varžybas. Išbandžiau semislik padangą, kuri tiek platesnė negu Street lyga naudoja. Ir patiko, viskas gerai, mašina nesugedo, nesudaužiau, kas svarbiausia, ir dar taškų gavau, tai aš skaitau, kad viskas tikrai neblogai buvo. Iš kokio variklio tu į kokį keitei variklį? Turėjau 3 litrai plytą, M54, dabar M113 5.5 iš Merso. Kokią nuomonę apie vakar dienos, sakykime, lyderį Meloron? Nu, iš tikrųjų, bičas turi kiaušis ir tikrai stipriai lekia. Net sąlyginai aš likau kvalifikacijai 33 ir kaip ir buvo liūdna, nes 2 taškais nepraėjau kvalifikacijos, bet pamačius, kaip lekia tas bičas ir žinojau, kad būtų reikėję prieš jį važiuoti, tai gal ir visai gerai, kad nereikėjo. Šiaip tikrai stiprus driveris, gerai važiuoja. Kada tau prasidėjo pirmosios lenktynės? Dabar yra 2024, tai turbūt į pačias pirmas varžybas dar turėjau Kem6 universalą 2.5. Išvažiavau turbūt 21 metų į paskutinį Street lygos etapą, kuris vyko Marijampolėj. Ten likau gal 30 kažkelintas. Valas, aišku, irgi nepraėjau, bet tada gal buvo tas, kad reikia kažką daryti ir susirinkti mašiną ir važiuoti normaliai. Tai galima sakyti, nuo 22 metų pradėjau jau sportuoti rimčiau. O kaip šiandien sekėsi treniruotėse? Tai šiandien tokia tema, kad iš tikrųjų turiu švogerį, kuris prieš 2 metus Molėtuose pagavo stogą. Tai tuos 2 metus, kaip sakant,
šaką neturėjo mašinos, nevažiavo, o aš kadangi išsibandžiau pro lygą, tai šiandien tiesiog daviau jam tą mašiną, kad dar padaryti papildomus stres testų, o aš tiesiog apžiūriu techninę dalį, prižiūriu kaip kas, kur ką, o jau mašiną testuoja jisai. Tai Arminas Riekšta šiandien už jos vairo ir matysim kaip seksis, kvalifikacija ne už kalnų. Kodėl pasirinkai šią lenktynių šaką? Nes daug iš tikrųjų dalykų. Čia labai daug viskas susideda. Žiedė tu turi kapot laikus, aišku, emocijos visą kitą greit lėki, bet kas susijęs su driftu, tai daugelis dalykų priklauso ir nuo pačio tavęs, bet labai nemažai priklauso ir nuo to, kas važiuoja prieki tavęs. Tas tandem drive'as mane tikrai sužavėjo ir labai visą laiką žavėjo, nes labai techniškas sportas. Gaunasi, kad ne tik automobilis, ne tik turi nuspėti, ką automobilis darys, bet turi dar nuspėti, ką tavo priešininkas prieki važiuojantis darys. Tai turbūt gal ir pagrindinė idėja ir tokia buvo, kad sąlyginai mes su automobiliais bandom kažkokį šokį. Tai tas ir žavi. Kaip sekėsi pirmieji 2 etapai? Šiaulių etapė nedalyvavau, nes dar nebuvau spėjęs mašinos surinkti. Tada išvažiavau be jokių testų, be treniruočių į Aphylo treniruotę ir kartu ir etapą. Tai treniruotėse sekėsi neblogai, o kvalifikacijoje pakišo koją biškį emocijos, nes nauja mašina visą kitą ir kvalifikacijai sėdėdamas prie vairo labai jaudinausi ir tai pasimatė, aišku, ir balose. Bet nieko, atvažiavau būtent į Pro lygą pasibandyti, padaryti namų darbus, kad jau gal kituose etapuose semi Pro lygoje pavyks geriau suvažiuoti. O šiaip tai galit visą laiką sekti mūsų komandą Elephant Drift Team. Tai rasit visus driverius, nes ne vienas driveris iš mūsų komandos važiuoja. Tai manau, prašau, mielai pasekit mumis. Ačiū už interviu. Tai ką, sėkmės tau ateinančiuose etapuose. Ačiū. Ir gerai praleis laiką šiandien. Dabar kalbinu Rapolą Čirbą. Tai papasakok, iš kur aistra, iš brolio atėjo? Pati pradžia turbūt įdomu žiūrėti, kaip važiuoja kiti, įdomu ir pačiam norisi aišku pabandyti. Tai čia pirmi metai kaip ir bus pabandymas. Jeigu bus įdomu, tada tęsiu turbūt ir kitais. Kodėl pasirinkai drifto lenktynių šaką? Turbūt pasirinkau driftą, nes jisai šiuo metu yra artimiausias šeimai, nors gal ir labiau liptų man žiedas, bet drifte yra jau atidirbta mano brolio, tai kaip ir gali patarimų duoti, gali paaiškinti, kas negerai ir kur negerai. Tai šiandien tavo pačios pirmos lenktynės, ar buvai dar 2 etapuose prieš tai? Stryto visuose etapuose buvau, Šiauliuose buvo etapas stryto ir semipro, tai abiejuose dalyvavau ir dar praeitą savaitgalį buvau Druskininkuose Drift Arena Cupe. Tai gausis čia 5 varžybos kaip ir. Ir kaip sekėsi? 2 kartus kvalifikaciją praėjau ir iškritau top 3-2. Kitus 2 kartus nepraėjau kvalifikacijas. Tai papasako, kas yra po kapotu pas tave EKM6 kompaktui? Iš pradžių buvo 2,5 pirmose varžybose ir antrose, bet brolis pastebėjo turbūt, kad maža, tai nupirko 3 litrus, įdėjo 3 litrus ir dabar važiuoju ir galima sakyti važiuoju ir kaifuoju. O kaip šiandien sekėsi treniruotėje? Kol buvo sausa, viską atidirbau, viskas sekėsi gerai, atėjo lietus, ant šlapio turiu truputį mažiau patirties, dar kol kas nesusitvarkiau. Ačiū, sėkmės lenktynėse šiandieną, perėjai kvalifikaciją. Sėkmės. Pasistengsiu, dėkui. Gerai. Na ką, kalbinu šiandien vėl Audrių Kasparą ir prie jo prisijungusi šiandieną Mindaugą Jankauską. Papasakokit, kaip treniruotė praėjo. Pirmas treniruočių ta sesija, tai buvo labai slidu, ta prasme plaukė visą trasą, tai vien vanduo, tai iš tikrųjų visiškai blogai, tai net nepavažiavom nei aš. Gal Mindaugas labiau. Biškai gal daugiau ratų suvažiavau ant sauso, bet šiaip tai labai slidu šlapia. O dabar antrą treniruočių sesiją pradžiuvo, tai kokie 80% sausa, 20-30% šlapia, tai duodi gazą, traukia, yra sukibimas, kartą kažkur praslysta, mašina šveičia iš šono, tai turi jau pasiruošti, kad bet kur gali slystelti. Tai sudėtingos sąlygos iš tikrųjų, bet kaip sako, mokintis naudinga. Mindaugai, tai kada tu pradėjai pirmasis lenktynės? Tai Šiaulių arena buvo, nepamenu, tai man atrodo... 3 mėnesiai atgal. 3 mėnesiai atgal. 3 mėnesiai remonts, variklio keitims buvo ir testavimai. O kas buvo varikliui?
ten šiaip su temperatūra, su kaitimu, Su diržais diržais, diržus mėtė iš tikrųjų, jo. krūva reikalų. O kodėl tu pasirinkai šitą lenktynių šaką? Šiaip aš nežinau, va. Aš Čempions įtraukė. užjudinau, jo. Aš norėjau su kažko spartu, ne viens pats, tai va, prikalbinau. Tai kokie lūkesčiai šiandieną? Nu, tai va dabar už kokį 15 minučių eis Mindaugas ruoštis kvalifikacijai. 2 kartus suvažiuos, po to aš kvalifikaciją. Tai matysim, ar bus tai lūkesčiai, nebus. Lūkesčių nenusistatė, nes labai permainingos oro sąlygos. Tai manau, kad bus sunku. Nu ką, sėkmės jums abiems, pavarykit, užimkit aukštą vietą. Aišku, iš pradžių pereikit kvalifikaciją, o tada jau sėkmės. Kad jau trenerių štabas geras bus, tai aš net nebejoju pas Rapolą Čirbą. Išleidžia galinį ratą. Agresyviai, kaip brolis panašiai. Rapolas Čirba, manau, kad... Pirmą vietą Nedas Bilevičius antras, Erikas Vilkas trečias. Pagal kvalifikacinius rodiklius Jonas Agaravičius. Dabar... Vaikinas, kuris sezonas tikras. Palei 340 arklių, berods 330 būdavo pas to laiko Emke. Žiūrėkit, ir po finišo dar moka apsisukti. Kiek žinau, po finišo negalima apsisukti. Rapolui reikia taškų ir gausų taškų. Galbūt yra taip lengva ten užvažiuoti. Persimėtimai tikrai pakankamai tvarkingi ir neapsisuktų geras. Taip, Rapolas Čirba dabar turėtų galbūt patraukti arti 80. Vienintelis išskirtinės mačas priklauso Ramūnui Sijo. Prieš 3 mėnesius kalbėjom, tai galiu ne viską prisiminti, ką mes prieš 3 mėnesius kalbėjom. Paskutiniai pilonai ir clipping zonas keistų manevrų buvo bent jau mano akimis ten įvažiuoti. Išvažiuoja visą trajektoriją kaip reikia. Na, tai dabar menka klaidelė pabaigoje. Kita vertus, tai yra debiutinis jo... Wow, ištraukė uodegą. Rimta kova, man dabar netgi abydna yra toks nelietuviškas žodis, atsiprašau kalbininkų, bet man abydna, kad jie čia susitiko top 30 ir Gustas Valainis klinčina šitą kovą.
pastarajam ir atiduočiau pergalę dėl aiškių Tomo Liutkevičiaus blogybių. Be didesnių diskusijų Arminas Jakšta keliauja toliau. Trajektoriją galima pasakyti savo oponentą, tačiau jau šoks toks... Jo, savo kapą pradėjo kasti Nemūrą. Nemūrą turi labai pasistengti Litas. Tuo tarpu mes turėsime Litą Žalumą. Vytautui Šimėnai nebus lengva. Nežinau kaip jūs, bet man atrodo prieš Gustą Valainį šiandien priešnuodžių reikės ieškoti tik tai pas Babą Jagą. Teisėjai net nesižvalgo, man atrodo, jie atsikita, jie turi sprendimą. Ir tai yra Gustas Valainis! Mano požiūriu, toks labai identiškas driftas buvo. Ponios ir ponai, jūsų dėmesiui laimi Arminas Jakšta. Tačiau Latvis niekur neprapuolė. Gerai, to žodžio prasme. Gerai, nevaidink, kad tave sumėtė. Nu, nevaidink. Gerai, pagarba abiems Gustas Valainis ir produkas iš Latvijos Martins Janis Lapkov. Gustas Valainis važiuoja toliau! Taip ir turėjo būti. Taip ir turėjo būti, ponas ir ponai. O mes turime Armino Jakštos šoninį bolidą. Ir turime rezultatą, ponas ir ponai, Arminas Jakšta, Elephant Drift Team įveikė Nedą Bielevičių. Ok, išgirdom, dabar žiūrim, kas vyksta. Gustas Valainis. Jis atranda tokius gražus počius, Arminas Jakšta, BMW iš Maskvos. Jūsų dėmesiui pusfinalio. Bus karšta, man atrodo aišku, Gustas Valainis į finalą.
Green lights on. Važiuoja. Linas Žaldauskas prieš. Arminas Jakšta įspūdingų kampų užbaigė šią trasą, stabdžius pareigūnams nepadeklaruotų kokių provalio. Viskas. Jeigu šitus punktus atitinka energetinis gėrimas, aš geriu jį. Aišku, biškiui voštuvai kalatojas, nieko. Svarbiausias skvernelis, atsiprašau, skildelis vietoj. O ką jūs tam... Ir, ponas ir ponai, vėliavėlė į žalią bolidą, tai yra Arminas Jakšta. Šiandien atitenka jam bronza. Pasveikinkit. Ponai, nulis muzikos, metas susikaupti, nes čia didysis finalas, Gustas Valainis ir Žygimantas Močius. Pažiūrėkit, kas čia darosi, atrodo, kad tuo išgalavęs viens kitam akis. Kokios dvikovos ryte? Afigienai! Reikia arčių puolimo, dar kartelį meilės visam puolimo Lietuvos Street lygos čempionato eliminuotas oponentas ir trečioji vieta šiandien iškovota Elephant Drift Team Arminas Jakšta. Ir mes dabar sužinosime, tiesą sakant, aš jau žinau ir daugelis slaptosios tarnybos agentų ir teisėjų ir organizatorių jau žino, kas tai yra. Ponios ir ponai, finale antroji vieta iškovota Žygimantas Močius! Šis pilotas tiesiog on fire. Per 7 dienas laimėjimai. 2 pergalės, 2 taurės per savaitę. Ponios ir ponai, nesulaikoma šiandieną Gustas! Tai kokios emocijos po pergalės? Labai geros, antrą pergalę per vieną savaitę. O kur dar viena pergalė? Druskininkose, irgi pirma vieta. O tai dabar kokios artimiausios tavo varžybos yra? Artimiausios varžybos yra kitą savaitę. Tai dalyvausiu Latvijos Daugavpils trasoje. Pirmą kartą dalyvausiu ten, tai noriu pasivažinėti, gauti daugiau įgūdžių ir su visais Latvijos atsikamšyti. Ko tikėjaisi, ar kokie nuogastavimai buvo per varžybas? Per šias varžybas nieko nesitikėjau, atvažiavau pasitūsins gerai, pasikamšyti su Latvijos, su savo draugais ir kitais dalyviais ir to pačiu ir podiumas tapo. Labai džiaugiuosi to. Sveikinu, gerai atšvęsk, sėkmės. 3. Street lygos etapas baigėsi, Gustas Valainis nugalėjo, o ką jūs, mieli žiūrovai? Gerai atsipalaiduokit, gerai pabūkit, nes lenktynės baigėsi, gero jums vakaro ir iki.